Keliam braičiuką už naują video pradžią. Sveiki, mes esame Sutaporai, kuriame visus viršai ir tikriname viską, kaip mes tai darome. Jeigu norite daugiau konteksto, ką mes šiandien darome, pažiūrėkite praeitus video, kuriame jais esame, turime investiciją, esame pandit, testuojam dar porą idėjų su tokiu lokalizavimo toolu, bet kartu ir pastoviai galvojam kažką naujo, galvojam tavo šaidą kažkaip reperį ištestuoti. Tai dabar, va tai va, atrodo mūsų brainstorming session, šiandien pagalvom, kad reikia pabrainstormint. Whiteboardas nuvalytas, tai bus paruošta rašyti, paruošėm markerius, tai dabar bus, žinok, prirašyta naujų dalykų. Tai tiesiog pasižiūrim, sugalvojam idėją, pasižiūrim kompiuterius, pažiūrim, ką gerai daro, ką blogai daro, kur mes galėtume įlįsti, kokį anglą padaryti ir pažiūrėti, ar tiesiog apsimoka iš vis pradėti idėją. Jeigu galvom, kad apsimoka, greitai pasidrai testinam. Jeigu idėja, kuri galima greitai skurti landingą ir tiesiog pasėlinti internete, taip ir padarom. Jeigu tai yra enterprise kažkoks esas, tai tiesiog paskambinam porą įmonių, paklausėm, ar domisi tokios solutionas. Jeigu užbukinam call, galim dar nueiti callą ir, žodžiu, tai va pasivaliduojam idėją. Jo, tai mes varom brainstorminti ir sutiksime gal tam kadrą. Va, kaip turėtų atrodyti jūsų midnight vakarai. Ne, ką, reikėtų senai mėgoti ir būt lovai. But hustle is real today. Buvau ką tik su fellow entrepreneurs, tradiškai kiekvieną ketvirtadienį varom į garo fabriką, pabūt 3 valandėlės pačilint. Ten rytoj tokia, ten rimta pirtis. Jo, ir po pirties nežinau kaip, bet radau jėgų grįžti pasibaigti biškį darbelius. Įdomus dalykas įvyko. Užbanino, ne tik užbanino, temporaliai restriktino mano Facebook accountą, negalėjau prisijungti vakarą. Ir galvoju, ai, nieko, ryte prisijungsiu. Keliu ryte kažkaip dar visą, prisijungiau, neveikia. Tai turėjau varyti boksą treniruoti, gan gerai pofiks susirkysiu. Ir žiūriu parinams. Galiausiai prisijungiau į ofisą vakar ryte ir nueinu pažiūrėti adai, kaip laikosi, kaip ten performina. Žiūriu, nebeliko nei vieno accounto, ad accounto. Visas business portfolio, kur turėjo 4 accountus, kur buvo skirtingi verslai pakabinti, viskas gone. Tai parinės kročiai, galvoju, kažkas nuhakino, nujaučiu nuhakino. Ir tai nagrinėjau, žiūriu prie mano personal folio, Saulis Vilkelis yra pridėti 7 ad accountai, kur ir buvo tie ad accountai, bet kai tu ant jų paspaudi, account is disabled, pikselių nebėra, mistika, taip, viskas dingo tiesiog. Tai labai gerai, kad stripsų nepalėtė niekas, nes čia būtų, karočiui, no fun, su metų data, karočiui, kur kiek šais buvo spendinta, kad dingtų. Tai jo, tai tvarkausi dabar, toks, bandau nežinomybėje viskas vyksta dabar. Tai jo, tai varau namo 12 ryto, keltis anksti į darbą, penktadienis reikia gerai atidirbti. Ir jo, čia prikolas, o dabar žiūriu, čia žmonės pradėjo chatinti mūsų Discord bendruomenį, kurias mes apšiandien neprištam, tiesiog yra komentaruose. Jau šiam member, let's go, nemažai, junkitės, galėsim kažką vėlgi duoti, taip toliau. Nice, žiūriu. Okay guys, I'll see you tomorrow, right? Gerai ryto jaunimas. Atrodo, užsimigojęs ar ne? Vakar nieko nefilmavom. Dabar yra jau šeštadienis. Vakar ilgai vakarau iki 10. Penktadienį daug darbo buvo, tai sėdėjau ir dirbau. Buvo jau atvaręs mūsų tech žmogus, kuris dabar ant trialą sėdi. Kaip turėsim trial, pasibandymą dirbti kartu ir tada žiūrėsim, jeigu mums patiks, jam patiks, įdėsim. Tai jo, šiandien iki 3 užmigti negalėjau. Tai sleep wasn't my priority tonight for show. Kavutė į trasą, bandutė. Sėdim ir dirbam. Vakarą važiuosiu kaimą biškį pailsėti. Joj, pavargęs, sunki savaitė. Dabar yra savaitė, kai jaučiu gyvenime tiek daug įvykių nėra įvykę. Wow, čia kai ir Charlie Kirkas, ir shootingai, ir Lenkija, ir viskas, karočiui. Wow, šitą savaitę buvo tikrai kažkokios magnetinės audros, tipo suveikė, kažkokios tipo blogos. Okay guys, talk to you later. Sveikučiai, pirmadienis, September 15. Jūs galvoja, kad mes retardai, bet Ainis sako, davai padarom tą, kur išsimerkia ir tipo vienu metu turi suploti. Ir mums paėjo. Čia kračia buvo incentinė, dabar mes antrą kur bandom. Užsimerkia. Išlam nebepavyks, kad baisu. Ten buvo, bet žinai, kad aš tavo, realiai galvoju, mes retardai, kad darom po 3 arba ant 3. O tu tai manai, nes aš tai tiesiog manau, kad aš taip atsisogau kažkaip dabar. Where's my food? Taip pat dar vieną controversial pasakysiu, galima užbaninti tos visus nelegalus pas mus. Šiaip jau, bet matai, kad jau nebėra driverių. Bolt, nes reikia, sakė, būtinai reikia turėti lietuviškas teisės ir kad išskaityti lietuviškas teisės reikia kažkiek lietuvių to pažinoti. Galima petitioną, kad duotų 16-mečiams, 17-mečiam geriau lietuviam dirbti Bolt driveriais, atvežt, kad mums maisto, vietoj to, kad tiem indusam visokiem ir panašiai. Nes ten sakė žiaurus skemą šovė, kad
Taip, žmonės dirba part-time ant individualios veiklos, kurie gali taip pat turėti imigrantai, bet jie dirba full-time. Kūkiname naujas idėjas, esam čia sugalvoję porą idėjų, nes lokaliai atlikantas darys pabandęs 4 dienas visiškai nespendina nieko. Tai, na, kas čia daro? Gali strips pirkėjas atrašyti, alio. Jau prieš kiek video tu sakei, kad jau... Savaitę. Ne, tai praeitą video turėjau parduoti. Kiek gal net... Bet gavau pasiūlymą, kad tiesiog perimtų irgi taip pat kaip tą higieną perėmė. Bet sakau, kad reikia rasti, tipo, 2 kaimis. Bet geriau parduočiau. Gerai, mes varom taip parfumuosiu, ką valgysiu, kažką naujo užsakiau. Atkeliavom, jis iš 3 karto, nes negalėjo surasti manęs. Hello, brother. Wow, žinok, visai žinok, eini kažkas čia promising, nemalok. Toks kažkas. Kažkaip pusryčiai, bremčiai? Ne, nu čia toks kažkoks baulas. Nu, sorry, nu, kai valgau. Nenoriu. Gerai, davai, valgyti. Cozy vibes. Wow, aš tai jau suklėdau, pasvisėjau. Šalta toj Lietuvoj. Pažiūrėkit, kaip cozy pas mus vakarais. Jūs gali klausis, kodėl mes einam į darbą su treningais? Pagaliau galim. Ja, pagaliau galim. Nes reikia dirbti cozy. Kai tu sėdi... Nu, bent jau mes stengiamės sėdėti nuo vietų 12 valandą, nes su šitom kėdėm biuro vizija please faster. Neįmanoma normaliai sėdėti, bet taip ilgai čia paleidžiam, tai turim būti cozy. Tai va, turiu pleduką karočią. Pirmą kartą, čia gal mes naukas naudojame. Nu, da. Duok man. POV crossbar? Lietė. Lietė, nemačiau. Sako, nemoku žaisti. Saulius išmokęs. Bля, jau šiek daug gyvenime nesu padaręs. Šiaip jo, šiek dar nemačiau. Aš dar nemačiau ne kartą tiek daug. Kas nežinoma futbolą, žinokit, ne man. Man čia labiau dabar. Bet tinklinukas mano. Su plėdu, svarbiausia vaikšto, taip jokingai. Kažkaip džizas. Kas čia da? Aš taip šiandien užsihypinau, kai tu man paskelbė tos karštus sumuštinius. Aš jau susiradau, kur pirksiu karštų sumuštinį tą kaip kur? Maximum. Ai. Ir važiuosiu šiandien Maximum, ten 10 eurų, jo. Ir nupirks AAA batteries? Gal nupirksiu ją, nepamiršiu. Ir prisipirksiu batoną karočią, kečių paso, dešrelių, sūriaso, kiaušinukų šalia pasidėsiu, rauginto agurkėlio, pomidoriukų ir bus tai basin. Tai mano bus vakarienė, dabar yra 8 valandos, tai kokią 9 važiuosiu. Toks įsui tik mes streaminam. Eurobasket. Ne, aš galvoju šitą vidasą kelti pirmanį gal šitą net. Ir tokį biškį Tik jau bus praėję. Šių galėtume pradėti streaminti iš tikrųjų. Kaip dirbam? Jo, tai būtų įdomu. Kad mes dirbam iš tikrųjų, mes esam fake, tiesiog tėvų pinigus. Ne, tai kaip tėvų pinigus keinom, tai... Ja, mes tiesiog tėvų pinigus pasiemam. Viskas, ką iš čia matėte, tėvų pinigai. By the way, guys. Praeitam video matėt, kaip nusipirkau šitas ausinės. Turės 2 savaitės. Parduodu, karočią, jeigu norit, prašykit man, parduosiu. Nes labai geras, taip? Naujas, jo, geras, man biškai per sunkios ir aš noriu AirPods Pro tų naujų 3. Nes aš supratau, kad štai, kad turėjau tos mažytės ir mažytės buvo man labai patogu. Šitos Sauliui labai patogu, labai patinka, tiesiog jis nori mažesnių. Jos žiauri geros, jos visą kitą, ten belenką. Jo, nes, sprendant, aš šitas nelabai gerai turiu noise cancellingą. O aš noriu, kai sėdžiu prie stalo, kad aš noriu taip tokį gerą turėti noise cancelling, kad man čia einis galėtų bazarinti ir aš jau apšė negirdėčiau. Ir šitas tą nepadaro. Žiauri jokingai, nes šitą dalyką rašiau, čia jau žiauri. Ne, čia tie visi jai. Ir čia konkrečiai pasižiūrėk yra parašytas. Kas jiems įrašo domeną, gauna leads booked. Ir viskas yra įrašo domeną, skreipina apie kas skreipina LinkedIn, Exceliuką, personalized message, e-mailus, bookina calls, gauni kalendorių call booked ir sukuri kuo info. Kad e-mail tiesiog sutvarkytas, kur perskaito, sudeda į folderius panašiai. Ką darysi? Nu ką, nemokame galima? Ką? Dabar čia galima? Mėgau šiandien 6 valandas. Nu, mėgot pirmą atsikėliau 8 ryto, tai karočią, na. Taip pasako 7, I know the math, bet tipo, aš buvau atsikėlęs valandą naktį, ten tipo, vūpas parodo. Atsikėliau karočią apšė pavargęs, bet motivacija. Popini Edrų, popini Britas, popini ir let's go. Zak, mes turim unfair disadvantage, karočią. No nicotine, no
Tas raw dogging. Kas čia, substances? Kažkie, jo, be nikotino, be nieko. Tik Britas. Ir mes tiek dirbom, jūs kračiat ant savo tos vipukus, šudukus, pimpaliukus tos. Traukėt. Gaidžiai, blemba. Meskit rūkyt. Jeigu rūko, tai net nežiūrėkit mūsų. Jeigu veipus rūkot, net nežiūrėkit. Veipus tai apšiai lame, tipo. How old are you? Taip, mano tėtis rūko veipus, bet, tipo, vis tiek. Tipo, shame on you. 35 metais dar veipą rūkyt. Čia, tipo, aš paimenu ten 6 klasė, jo, cool, bet 2025? Wow. Imagine būti testavimo beždžionė, ant kurios testuoja, ar mirsit nuo šito po 2 metų, ar ne? Čia tai žiauru. Gerai, pastumėjant jūsų follow, subscribe, nes jums tai gero noriu. Bye. Bet tai cool, gerai. Akis skauda žiauri. Gerai, akis žiauri skauda išimti. Ok, dabar aš tai parėksiu ant su šiktų karočią nelietuvių, tų, kaip jie vadinasi, babai, visi šitie, uzbekai, kazachai, visi. Man negali pristatyti normaliai maisto, va tai va, išmėtyta viskas, šlapės maišelis, jie neatsimirna, kai su jais pasveikinė. Žiauri, rasistiška, žinau, bet, taip, sorry, bet aš už lietuvišką Lietuvą. Bet to gali rimtai, žinai, kaip aš žinau, kaip yra 16-mečių, kurie bando įsidarbinti Boltuose ir jie negauna darbų, dėl to, kad šitie gauna. Taip. Čia normalu, taip, mes savo lietuviam neduodam vaikam dirbti pročią. Tai tegu jie eina veikti, tegu eina drugs, daryti dar kažką, ne? Vietoj to, kad geriau dirbti. Dėl, kažkokiam burgerį, mano dabar šitie pabuvo ir smirda. Ir kaip man valgyti tokį skanų maistą? By the way, shout out Bolai, best food in town, wow. Tokį vėlų čia gaunu už čirką, insane. Gerai, guys, pasifikau biškį. Boss Yaman. Scalar gel, supratai? Scalar gel. Scalar gel. Padirbėsim dar ant šito. Labai buvo. Pisam užraktas. Skeilinam arba į kalėjimą. Užraktas arba kalėjimas. Nu, va, užraktas arba kalėjimas. Ką, Einis? Painčiudusinam ugnį, biškų, nenori matytis mūsų video. Čia yra ugnius. Kukina jis. A tu ką čia darai? Tau gal monitoriaus reikia biškį? Žiauriai reikia, negaliu visas susileikęs, bet tai va. Ką jau ten darai, nerodom. Kažką jau čia kukinė. Kažką jau kukina, biškas. Ką tu čia kukini? Sėdėjo tėtis. Čia ką buvo mano father. Atvažiavo pažiūrėt, ką veikia. Guys, beveik 8. Kauzi vaibeliai pas mus. Einis pakukino, karočią, nuo reperiuko. Kuris čia mano manė bus, tipo, wow, bet, tipo, Einiui nelabai patinka. Man labai patinka. Kai dabar padarė jo, bet, tipo, tavo prieš tai sako, kai iš šitą gaidį naudos. Nu, gal ir kas, nežinom, kas naudos. Tai dėl to galvojam, kad uždirbsim pinigų dafiga šito. Yeah. Nes mes pardavinėjame orą. Tuoj, pažiūrėsim. Check this out. ChatGPT, right? Čia dar nepabaigta, bet čia turim tokią visai kietą idėją, kokią anglą padaryti. Bet žodžiu, čia yra prompt generatorius. Ir Einis jums yra papasakos, kaip viskas veikia. Tai visa idėja buvo tokia, kad Saulius yra antiek lazy ass, kad jisai tingėdavo parašyti gerus promptus į ChatGPT ir dar kažkur. Ir jis nori, kad ko būtų paprasčiau. Tai nemeluokime, mes visi tokie, bet aš tiesiog noriu man Saulius biškį pastumti dėl to. Ir sakykime, mums reikia kažkokio imidžo žodžiu. Tai mes rašom create an image ir mes ten tingim. Rašyti kažką unicorn parašom. Užtenka mums unicorn, kad būtų... Nors iš vis, net nerašusia create an image. Ir mes norim, kad jis pats padarytų. Mes spaudžiam, kad darytų. Ir tada mums yra lazy promptas mūsų, kad mes creatinam image ir actually useful prompt. Tai mums parašo, koks yra situation, mums parašo task. Kodėl mums reikia situation? Ir knowledge. Mums visko reikia, žodžiu, kad ChatGPT suprastų, arba kiti LLM-ai, kad suprastų, kaip padaryti imidžus, mums reikia labai aiškiai jiem paaiškinti. Tai dėl to dar ir atsiranda klausimai po to, ne tik situation, task ir objective, nes mums reikia paaiškinti, ką jisai turi daryti, bet dar ir čia mes daugiau apipavidrinam, ką mes norim. Tai pavyzdžiui, čia yra pirmas klausimas, what kind of content are you whining about, nes mes Karen, tai Karen yra whiny tokia. Tai mes čia tarkim pasirinkim bene ką photorealistic product of image for an e-commerce page. Tada čia galima bet ką parašyti, bet mes pasirinkime čia why are we even making this website hero image to establish trust ir got any visuals are we winging it, mes rašom minimalistic style Apple's product ir make Karen fix it again. Tada va čia bus kažkas shrieking at the AI, nes Karen vis laik rėkia, tai mes shriekinam at the AI. Ir kaip matot, nagging open AI. Čia, miracle, it finally looks competent, try not to ruin it again.
Ir va dabar mūsų situation yra you are tasked with generating a photorealistic product image that will serve as the hero image for an e-commerce website. Ką mes galim padaryti, yra kopijuoti šitą. Ir čia fine, it's copied, try not to lose it in the next 5 seconds, biškai iš mūsų pasišaipo. Ir mes šitą dalyką įkeliam į ChatGPT. Next šitas, mes čia įkeliam mūsų promptą, gražiai padarytą. Parodyk, kokį fainą pasidariau šitą miausą. Koks miausas padidinti. O. Beletinis miausas, toks startuperis pavadinti. ChatGPT galvoju, tai trumpai, kodėl reikia apibūdinti tas situationis ir turiu, kad ChatGPT suprastų, tu su juo turi kalbėti, apmokyti. Tai tarkim, tau reikia sukurti kažkokį tekstą, tada tu rašai, tu esi tenais, nežinau, New York Times kažkoks rašytojas, bla 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 bla, ir tau dabar reikia parašyti tekstą, kaip jis profesionaliai, bla bla, ir tu jį apmokai. Dėl to eina ten visokie situation, task, objective, knowledge. Jo, ir tu čia rašo ir pikselius parašai, ir koks tavo yra užduotis, kokia tavo yra, ir knowledge mes jiem prašom, ir praeitus dalykus, galbūt kažkokie, iš kurioje gali imti inspirationą, kad jis panašiai padarytų. Nes kitaip, kaip žinot, ChatGPT random vapšė padaro dalykus ir mums netinka random dalykai, tai mes dėl to reikia, kad jis viską išmokytų ir mes tame dar LLM padarysim tuoj čia rytoj tikriausiai, kad dar galėtų parodyti, kur geriausiai dėti. Galbūt į ChatGPT, galbūt Gemini geriau naudoti, galbūt DeepSeeką, gal Midjourney ar dar kažką. Tai vat mes ar Nano Banano dabar su imidžais, pavyzdžiui, geriausias, tai tiesiog mes iš karto parodysim žmonėm, kad jie galėtų paspausti copy ir iš karto būtų parodyta, kad va, ką geriausiai naudokite, jeigu nori geriausių rezultatų. Tai mes tiesiog for educational purposes parodysim jum būtent ChatGPT, bet šiaip būtų įdomu, kaip padarytų ir kiti. Nu va. Va, tai štai padarėm tokį imidžą, tiesiog realiai telefono, nežinau gal telefono, bet nu čia e-commerce product, mes nepasakėm visiškai jokio. Mes nepasakėm visiškai, ką reikėjo jam padaryti, mes pasakėm tiesiog, kad padarytų mums e-commerce website kažką tokio, tai jis dėl to mums padarė telefoną. Aišku, mes rašytume, jeigu normalus žmonės būtume, parašytume daugiau dalykų, parašytume koksai čia produktas, dar kažkas, bet kokybė tikrai labai irgi gera, gražiai padarė ir tokiu stilium, kokį mes norėjom. Nu tai čia, kad viskas veikia, tai veikia, bet klausimas yra, kad dar ir smagiau dėl to, kad viskas yra Karen labai toksai stiliaus, o kas žinot, Karens tai patinka, mums kartais parašo komentarų Karens, tai mes labai jūs mylim visas, kurie žiūrit Karenus mus. Nerašom čia. Buvo, atsimint tokį komentarą su... Exteris parašė, padarė nuo website. Exteri, tai čia vienas geriausių e-commerce brandų, nu ne vienas geriausių, tipo, jie ten daro, man atrodo, 8 lemų, 100 lemų kažką tokį metus. Čia visai neblogai, Mes tiek dar nedarom. Nustebot? Nu jo, bet mes dar tiek nedarom. Not even close, by the way. Ja, tai va, tokį va užkukinom. Rodom Glaubį. Jo, rodom. Žodžiu, ką padarėm Glaubį, mes pastebėjome porą dalykų su Glaubiu. Pradėm, kad kaina biškai per didelė. Nu, ten visi, tiesiog, nu, bandė pasisuoti, nes būdavo, kad ten lokali, kur viską duoda, ten už 200 pirkdavau. Bet padarėme kainą mažesnės, dabar nuleidom pricingą iki $2-4 per mėnesį, kas yra tas standartas, 2.9 yra standartas kažkur rinkos. Kam paprastam One Solution toolui, AI. Ir ką dar padarėm, kas tikėkimės apvers viską. Padarėm kaip veikia, žodžiu. Tiesiog žiauriai simples, čia kažką sukukinom su CapCut'u per pusvalanduką, nieko ypatingo. Bet tiesiog parodo labai paprastai, kaip dashboardas veikia ir kaip pat AI-us daro. O čia yra pasvarbiausias, reiktų planų, nes žmonės nežino, ką gaus tam tool, nes jie neturi free trial ir negali prasitestuoti prieš tai. Dėl to jiems reikia, kad jie būtų tokie sure, kad jiems reikia šitą ir kad čia veikia. Net ir demo yra dar vienas šitame, čia mes irgi rodėm, bet yra ir demo, yra ir paaiškina, ką daro, bet dar dabar video, tai jis daro labai. Jo, ir dar reikės video review susidėti. Nu, reikės nusipirkti. Yra kaip yra, fake it till you make. Tai va, ir tada dabar sėdėm, žiūrim, pasileido vėl adai pagaliau. Vienas accountas naujas, kuris sukūrė visiškai nespendino, tai gerai sukūriau dar vieną naują. Prie kito business portfolio prijungiau, pradėjo šitą spendinti per abu. Tai šiandien tiesiog 100 eurų minusų nuėjo, nes jau pradėjo senas ad accountas. Nu, bet čia. Tai va, kukinam pabiškai, kukinam 99 ir parodysim kartoj. Tik video. Labą rytą, jau darbuojamės po 9 šiek tiek. Ką mes šiandien turim? Rugsėjo 18 dieną. Visą savaitę šiandien toks grindas yra 99 mentality, kad 12 valandų dirbi. Antradienį buvo 14, tai toks noris biškai yra. Bet noriu vis dėlto, kad nuėjau vakar mėgot labai vėlai, tai šiandien mėgau
gal keltis 8. O kai įsibėgi ir tokiu tempu varyti, oi, tai šiandien Brightas ir važiuojam. Tai aš šiandien belekiai daug darbo susikaupiu ir viską pasidarau. O rytoj, guys, aš išskrendu į Olandiją, tai man šiandien ten migracijos departamentai, kirpyklą varau, žodžiu, daug dalykų darau. Bet jo, varau į Holland. Rytoj pas draugę, aplankyti draugę. Tai va, hebra. Peace. Poppin' bright. Pusvalandą kavą geriau. Cheers. Cheers. Like the first time I fell in love with you. Gerą dieną. Jau yra 5-dienis. Dabar biški iš namų. 9:30. Pasidarbuoti, nes už 2 valandų išskrendu. Varysiu į oro uostą. Ir turiu dabar sutikimą 10 valandą. Čia kavinukė ir ta žmogus, su kuriuo turiu sutikimą, nuvers ir mane iki uosto. Šiau tau domai. Ruošiuosi biški lėktuvui, nes man lėktuve patinka būti produktyviam. Tai atsisiųsiu daug medžiagų. Žodžiu, tiesiog darbo, kad būtų be interneto. Tai va ir tiek, ir tada varysiu. Tai va dabar po valandėlę padirbsiu, lėktuvė 2 valandas bent jau, tada traukiny 3 valandas. Galėsiu dirbti. Good day. Tai va, tai toks. Noriu važiuoti, varau draugę aplankyti, bet ir paskui Portugaliją varysim. Varau į Olandiją dabar, paskui Portugaliją. Toks 2 savaičių tripas, bet į tokį režimą jau dabar Vilniui, kad wow, tipo, atsikeli 7-8, pasportuoji ofise 9, būni ofise bent jau iki 9 vakaro, grįžti pavalgį mėgoti. Done, va tai orai. Kaip gerai. Tai jo, bet reikia kažkaip nesigaus, taip gal 12 valandų sėdėti prie kompo, bet labiau produktyviau reikės dirbti Olandiją ir labiau su fokus. Tiek pajapinau. Varau biškai pasiruošiu ir sutiksim jau čia Olandijai. Bye. Grįžau šitą karvėms smirdančią šalį. Jau 4 kartą šis metais. Sečiau nieko, tai geras oras. Sup, hebra. Aš dabar peržiūrėjau tą video, kurį jūs dabar ir matote, bet aš norėjau atsveikinti, nes pamiršau padaryti outro. Čiau. Kito video parodysiu daugiau, ką veikiam Portugalijai gal. Ir pačekinti linkus down below. Ir jo, ir man tai pasakyk, kad Bye. tik bidžiau.